Pasaka apie rugsėjo 1. Rytas aušo. Miestelis dar buvo apsnūdęs, o vaikai jau rinkosi prie mokyklos, lygi didžiąją šventę. Juk šiandien rugsėjo 1. Saulė tingiai žvilgtelėjo pro debesėlius, lyg sakydama: "Na, kelkitės, mokinukai." Matas, 7-metis berniukas, tempėsi kuprinę, kuri atrodė kaip kosminis lagaminas, sunkesnė už jį patį. "Oi, nu kam tas kalnas sąsiuvinių?" bambėjo jis, bet šypsojosi, nes jautėsi svarbus, jau pirmokas. Šalia jo ėjo draugė Ieva, vis kartojanti: "Būsiu gudri kaip Google." Visi juokėsi, nes ji mėgo sugalvoti naujus žodžius, o vietoj "galva kaip kompasas" dabar sakydavo "smegenys kaip Wi-Fi". Mokyklos kieme laukė direktorė. Ji šypsojosi taip plačiai, kad atrodė, jog šypsena užkabino ausis. Vaikai sugludo į rikiuotę, tėveliai mojavo rankomis, o ore tvyrojo šventinis šurmulys. Staiga iš už kampo pasirodė vyriausias ketvirtokas Jokūbas. Jis iškėlė ranką ir sušuko: "Ei, šiandien mes startuojam kaip kosminė raketa!" Visi nusijuokė, juk tikra tiesa. Rugsėjo 1 tai tarsi mygtuko paspaudimas, kai prasideda naujas mokslo žaidimo lygis. Bet tada pasigirdo tylus verksmas. Už suolo tupėjo pirmokė Gabija. Ji bijojo eiti į klasę. "Aš nepažįstu nieko. O jei nepatiksiu?" sušnibždėjo. "Žinai ką, mes visi čia kaip dėlionių detalės. Kol nesusidedam kartu, paveikslo nėra." Ieva pritardama linktelėjo. "Čia tas pats kaip Wi-Fi. Vienas telefonas dar nesudaro tinklo, bet daugybė jau internetas." Gabija nusišypsojo, ašaros nudžiuvo. Ji paėmė už rankos draugus ir visi trise nužingsniavo į klasę. Mokytoja juos pasitiko gėlėmis ir švelniu balsu: "Kiekvieno šypsena čia kaip pirmas varpelio garsas." Ir kai visi atsisėdo į suolus, Matas pagalvojo: gal ta kuprinė ir sunki, bet draugystė viską palengvins. Pamokymas. Kiekviena rugsėjo 1 yra tarsi naujas žaidimo lygis, su baime, džiaugsmu ir iššūkiais. Bet tik draugystė padaro kelionę lengvesnę. Jei laikysiesi už rankos su kitais, jokios pamokos nebaisios. Jeigu tau ši pasaka patiko ir nori dar daugiau, paspausk patiktuką ir prenumeruok kanalą.